Nu, atsidarau tavo failą, pasižiūrim, kas čia yra. Visų pirma, gerai, pasidarom pagal koordinačių ašis, ane? Čia kažkaip nėra ryšio, kas čia pas tave, gal show all, jo, nepadėjo. Tai gal čia tik šitą vieną. Nu gerai, tai sakei, kad pozicijos sudėtas yra šitų elementų. Nelabai matau, kad būtų sudėta. Nu gerai, autopositioning, ne? Assembly, single pass, čia tarkim nereikia, by family, run. Gerai, čia viską iš naujo, tipo, viską pašalinam, ką buvai sukūręs tu. Taip, žiūrim, kokių dar yra čia elementų pas tave. Čia sunumeruotas plokštelės. Šičia elementais numeruoti. O assemblis yra tik vienas, ne? Šitas. Nu tai gerai, pažiūrim, kas šį sudaro. Jį sudaro strypas ir šita viena plokštelė. Nes matome, kad šitas ne punktyrinis, tai jis nepriskirtas. Tarkim, čia netgi padaryčiau va dabar show current selection, tai pamatyčiau, kad va, tik tai šita plokštelė, šita ir profilis, jo, show all. Šitas elementas jau nepriskirtas. Nu tai čia galima suvirinti turbūt, jeigu gerai viskas sumodeliuota. Nu, čia kirtinė siūlė 6 mm, visų kontūrų, ok. Select objects to weld. Šitas, ne? Gerai, čia suvirinta tipo, nu dabar select assembly. Nu, pasižymė jau dabar ir šitas punktyras, galima aišku pasitikrinti, show current selection. Nu, yra ir šita ir galinė plokštelė, taip sakant, ir tie show all. Gerai, einam į brėžinius daryti, ne? Tarkim, į positions einam grafą. Kas čia dabar? Į positions, groups, families, parts, ne? Rodo, čia jungta assemblies. Assembly yra tavo S1. Darom automatic drawings. Nu, ir surinkimo vienetas, plokštelė 1/10, profilis 1/20, tarkim, čia assembly and parts, viskas gerai pažymėta, mastelis yra, profiliai, parinkti masteliai, pasirenkam koks popieriaus lapas, tarkim, A2, ne, tarkim, nu gerai, A2, ok, čia jisai visiems šitiems elementams, kurios detalizuos šitą lapą bandys sugrūsti. Čia, tarkim, čia lentelė, ne, generate, generuoja, čiukšt, karočią, paste, padaryta, finished ir karočią turim. Dabar einam į šitą. Nu ir viskas yra plokštelė viena, endplate, kaip sakant, čia yra tavo ryšio plokštelė, čia yra profilis su išpjovimais, ne, pažymėtas. Nežinau, kodėl čia taip įstrižai rodo, reiktų pasiderinti vaizdus, galbūt kažkas ne taip, nes čia ryškiai taip įdomiai kažkas atrodo. Čia dabar ta plokštelė įstrižai, čia įpjautas tas profilis turėtų būti, ne? Nu, tai čia irgi įdomiai. Tarkim, dabar kai yra S16 šitas elementas, ne, tai jam reikia parodyti, kuris ir kaip jisai yra įpjautas. Tai dabar tiesiog nueini į, kur yra, nu, tarkim, čia S16 brėžinius. Ir čia brėžiniai dabar pasipildai, ne, kai tau reikia, tarkim, šitoj vietoj tau reikia kažkokio tai papildomo pjūvio. Tu pasidarai, tarkim, nuo čia 8 išjungtas kažkodėl. Čia dabar Enter paspaudžiu, užbaigiu pjūvį ir parodau gilį pjūvį. Enter, pjūvio pavadinimas vienetas, tarkim.
turim pjūvį 1.1. Nu čia vaizdas, kaip matome, toks įdomus. Čia aišku yra visi nustatymai kažkokie blogi. Čia pastoviai įdomi, kad parametras, kad tai yra, bet kažkoks tai stilius matmenų lievas parinktas, kad čia taip padarė tokį didelį tą skaičių. Fuck. Nu gerai, čia kaip nors galima išsitrinti, paskui nežinau. Čia, jeigu stilius normalius pasidarytum, neturėtų būti tokių problemų. Šitam dalykė, tai pjūvyje, tarkim, gali pasikoreguoti, ką tu nori. Čia pavadinimas, tarkim, čia yra pasirašyti, kad ir tą patį čia pjūvis vienas, tarkim, ar čia pjūvis 1.1 pasirinkė prie 10 matmenų stilių ir gali pasižymėtas, kurios yra skylės. Visgi čia yra svarbu pririšimas. Čia automatiškai nepadaro šitų dalykų. Pelė streikuoja kažko tai. Negaliu normaliai iš to parodyti. Bet nu, praktiškai taip, ne. Dar čia, aišku, gali parodyti kažkokį, tai gal nežinau, čia skylės diametrą, ką žinau. Nu ir viskas, ir dabar, kur brėžinys S1 tavo sijos, šitą paimi ir taip aš rodau, add S-block geriausia ir viskas, ir pridėti čia. Dabar, kai kol kas nežinau, bet tarkim man reikia už 5 minučių išsiųsti ir nežinau kaip išsiaiškinti, nu tai gerai, pasidarau šitą eksport to DVG, ne? Nusisinčiu į DVG, open pasidarau, tarkim, šitą čia blokais padaro viską, tai padarau edit block. Nu ir tarkim, čia kokį nors scale padarysiu. Kas čia dabar? Nu. Nu, žodžiu, čia pasitvarkai, kaip nori tam blokė viską, ne? Tik tiek, kad čia matmenys jau išsprogdinti, tai jau šičia, taip sakant, skaičiai visi jau nepririšti. Aišku, gali uždėti naujus skaičius čia, ką tik nori, čia dabar 1/10, tai ir dydis atitiks tavo, tarkim, 160, ne? Nu, tai gerai, čia uždarai bloką, išsaugoji pakeitimus. Nu ir turi. Tipo, tas tavo pjūvis pirmas, ne, čia pažymėtas tas pirmas pjūvis, tas visas elementas čia išdetalizuotas tokiu būdu, čia gali susitvarkyti arba tenai, arba čia vietoj gali. Nu ir kiek lentelę turi, tik tiek, kad čia rusiška pas tai kažkaip tai. Gal aš manęs tą failą pasiėmė, tai ten ant rusiško dirbau daikto, tai už tai pas tave taip yra. Nu ir viskas, ir turi, nesupratau, kas nesigavo.